Kai pagalvoji per skirtingas organizacijas dirbai, kada pati labiausiai jautiesi įsitraukusi ir kas turi tam įtakos? Turbūt tada, kai sutampa mano vadovo ir organizacijos tos vertybės ir kai jos nėra tik tai ant sienos užrašytos, bet iš tikrųjų veikia. Aš turbūt išskirčiau, kad yra svarbiausias tas psichologinis saugumas, aiškus lūkesčiai, ko tikimasi iš to darbuotojo ir vadovo įsitraukimas. Pirmiausia, eina per tai, kas svarbiausia žmonėms. Aš galiu susigalvoti labai daug iniciatyvų ir kultūros ir projektų, ir renginių, bet o gal visiškai nebus tai aktualu darbuotojams. Tai turbūt ir mano patarimas būtų nuo ko pradėti. Tai kitas dalykas, bet irgi ką tu paminėjai, kad mes kiekvienas suprantame skirtingai abstrakčius dalykus, ne? Tarkim, tas pats bendradarbiavimas, atrodytų, ką čia aiškinti, kokie kiti yra klausimai arba aspektai kultūrai, kurios mes turėtumėm nagrinėti. Man atrodo labai svarbu turėti tas tokias, ir ką jau šiek tiek gal minėjau, greitas pergalės ir tuos pačius kūdos ir daug ačiū žodžių, kad ne tik tai yra apie kažkokias statulėlės ar kažkokius tai bonusus piniginius, net turbūt benefitus, bet ir tuo pačiu apie tą paprastą ačiū. Kaip paskatinat, kad žmonės ne tik tai vadovas darbuotojų pastebėti ir pasakytų ačiū, bet ir kad žmonės tarpusavyje skatintų viens kitą. Nesu girdėjus organizacijos, kurioje komunikacija būtų 100% tobula. Tai turbūt komunikacija ir prasideda ir jos nebus geros, jeigu nebus to įsitraukimo ir pasitikėjimo. Jeigu vyksta žiemos ar vasaros šventė, tai vadovai savo stovi ir darbuotojai savo. Tikrai yra tokių patirčių. Bet mūsų organizacijai kažkaip tais tie vadovai yra užvedėjai. Ar turite kažkokių iniciatyvų, kurios paskatina tą betarpišką bendravimą? Ar kuriate kažkaip sąmoningai galimybę darbuotojams bendrauti su aukščiausio lygio vadovais?